Bronius Bušma. Ištrauka iš apysakos Strazdanota vasara. Mudu su Urniežium sėdam ant mopedo ir nurūkstam. Manęs niekas gerai nepažįsta. Kai užsispiriu, tai man valios užtenka. Kiek pavažiavus, sušunka Urniežius. Matyt, prisiminęs Sofijos Veiverytės abejonę. Tu tik truputį pasistenk ir viskas bus gerai. Rikteliu jam prie pat ausies. Žinoma, sutinka Urniežius ir padidina greitį. Lyg viesulas prašniokščiame per užtvankos tiltą, pro Malūno kiemą. Senas Urbono šuo nespėja neamtelėti. Urniežius mopedą sustabdo tik ant raudonskardžio, nes diena saulėta, be vėjo ir apačioje, lygiame vandens paviršiuje, kaitinasi šapalai. Tikros kultuvės. Bežiūrint į juos, abu apima noras išsimaudyti ir vingiuotų takų nubrasdami į pakalnę. Laukiojame, taškomės, kol sustipę imame kalenti dantimis. Tada nusprendžiame lipti į krantą, bet Urniežius dar nori pernerti skersai upę. Tik kojų pėdą švysteli. Ten, kur jis paneria, į vandens paviršių kyla oro burbuliukai. Aš lipstu iš juoko, kai kitoje kranto pusėje Urniežius palenda po vandens lelijų lapais ir išlenda lyg koks vandenis aplipęs maurais. Juokis ir jis patenkintas. Nedaug kas ryžtųsi toje vietoje nertis skersai upę. Urniežius mokytis pritingi. Tai tiesa. Bet drąsos tai jam tikrai netrūksta. Išlipę iš vandens, apibėgame kelis ratus pievą, sušylame, o tada Jonas Urniežius paklausė. Nori? Išmokysiu mopedu važiuoti. Dar klausė. Žinoma noriu. Jis man parodo, kur kokią rankeną, kada kokį pedalą spausti. Atrodo, viską darau kaip reikiant, o mopedas vis tiek gęsta arba taip užklerpia, kad net Feliusės veršės baubdamas pievoje ratu ima lakstyti. Tu neskubėk, viską švelniau daryk, bėgdamas iš paskos šaukė Urniežius. Bet kas iš to? Mano kojų ir rankų raumenys kaip sustingę, akys stulpu stovi, nemirktelėti nesuspėju, kaip įsibėgėjęs, trenkiuosi į akmenį. Kaime velnio akmeniu vadinama. Lyg pelų maišas praskrieju virš jo ir žnekteliu į dilgėles. Iš pradžių skausmo nejaučiu, tik galvoju švekšteli. Baigta, nebėr mopedo. Ar neužsimušiai? Sakyk, ko tyli? Urniežius atbėgęs į puolą į dilgėles. Dar ne. Pajudink galvą. Koją ir petinius svariu. Dėl to gyvensi, svarbu, kad galva sveika. Urniežius man padeda atsistoti. Pasiremdamas į jį, išklibinkščiuoju iš dilgėlyno. Dešinysis petys kruvinas. Koja lyg su bulvių tarka pertraukta. Nereikėjo man duoti mopedą. Nereikėjo. Visoje pievoje vienas akmuo, lyg avinas kaktomuša, proteliui pasimaišius. Nebesusilaikęs, Urniežius ima kvatoti. Taip įsilinksmina, kad net ašara ištrykšta. Bežiūrėdamas į jį ir aš imu krizenti, nors apsipylęs krauju. Jeigu kas nors dabar mane pamatytų, tai tikriausiai išsigandęs už galvos susiimtų. Jonas Urniežius, liovęsis kvatoti, griebėsi darbo, nes reikia kaip nors aprišti man petį ir koją. Su koja jis susitvarko bematant, apmuturiuoja mano marškiniais, gražiai suriša abi rankovės, geriau nei nereikia. Užtat peties nei jis, nei aš nesugalvojam kaip aprišti.
Kraujas sunkėsi ir Urniežius pjovėsi viską, dryksteli savo marškinius, suplėšo plonomis ilgomis skiautėmis, suriša jas, o tada be vargo pynioja visą petį. Dabar dumėm namo. Reikia jodu patepti, kad kraujo užkrėtimo nebūtų. Ar sveikas mopedas? Juokdarys, nusistebi Urniežius, ratas kaip kiaušinis. Bet tu nebijok, aš atsarginį turiu. Svarbu, kad tu gyvas likai. Mane taip tėvas galvoti išmokė. Kol gyvas esi, į visas problemas reikia tik nusispjauti. Man patinka, kad Urniežius taip kalba. Iš tikrųjų, kai gerai pamastau, visos mūsų gyvenimo bėdos tai grynas juokas.